Automobilis, kurio masė 1000 kg, juda 30 m/s greičiu. Paspaudus stabdžius, automobilis visiškai sustoja. Iškart po stabdymo atliekamas termovizinis tyrimas. Jo nuotrauka pateikta paveiksle kartu su temperatūrų spalvine skale. Remdamiesi pateikta termovizinė nuotrauka ir temperatūrų spalvine skale, nustatykite, kokia apytiksliai yra automobilio priekinių ratų temperatūra. Matom, kad ratai ir padanga yra tarp geltonos ir tamsiai raudonos spalvos. Tai pagal atsakymus matom, ar tai yra tarp 19 ir 26. Ne. Ar yra didesnė negu 26? Taip. Ar mažesnė negu 19? Ne. Ar tai tokia pati kaip aplinkos? Ne. Taigi atsakymas didesnė nei 26. Remdamiesi pateikta termovizinė nuotrauka ir temperatūrų spalvine skale, nustatykite, kokia apytiksliai yra automobilio priekinio stiklo temperatūra. Matom langą, jisai yra sudarytas iš mėlynos spalvos, įvairių atspalvių, ant jo nematom nei žalios, nei raudonos spalvos. Taigi, ar tai yra tarp 5,8 ir minus 0,8? Panašu, kad taip, tačiau ant lango yra šviesesnių taškelių. Ar tai mažesnė negu 19? Manau, galim sutikti, kad mažesnė negu 19. Ar didesnė negu 20? Tikrai ne. Ar tarp 18 ir 25,6? Tikrai ne. Kas lemia ratų temperatūros padidėjimą stabdymo metu? Atsakymo variantus peržiūrėjau. Tai nėra stabdžių skysčio šiluminis plėtimasis, tai tikrai nėra oro pasipriešinimas važiuojant dideliu greičiu. Mechaninė energija virstanti elektros energija, tai irgi nėra susijęs su temperatūros padidėjimo. Atsakymas teisingas yra trintis tarp stabdžių diskų ir stabdymo kaladėlių. Stabdant hibridinius ir elektrinius automobilius, dalis kinetinės energijos nevirsta vien šiluma stabdžiuose, kaip įprastose transporto priemonėse, bet yra panaudojama kitaip. Koks procesas leidžia tokio tipo automobiliams efektyviau panaudoti stabdymo metu susidarančią energiją? Variantas stabdžių šiluma panaudojama stabdžių diskams atvėsinti, kad jie neperkaistų. Iš tiesų šilumos nebūtų galima panaudoti atvėsinimui, tik galbūt pakaitinimui. Regeneracinis stabdymas, kai kinetinė energija paverčiama elektros energija ir įkrauna bateriją. Šis atsakymas atrodo teisingas. Trečias variantas. Mechaninė energija paverčiama suspausto oro energija ir ji vėliau panaudojama įsibėgėjant. Ne, tai nevyksta. Ketvirtas variantas. Šiluminės energijos kaupimas ir vėlesnis jos panaudojimas varikliui pašildyti. To irgi nevyksta. Taigi, teisingas variantas yra antras. Automobilis, kurio masė 1000 kg, juda 30 m/s greičiu. Paspaudus stabdžius, automobilis visiškai sustoja. Remdamiesi sąlygoje pateiktais duomenimis, apskaičiuokite, kiek šiluminės energijos perduodama stabdžiams, jei visa kinetinė energija virsta šiluma. Kitų energijos virsmų nepaisykite. Taigi žinom, kad visa kinetinė energija virsta šiluma. Kinetinės energijos formulė mv² iš 2. Įsistatome duotas reikšmes. Gauname 450 000 džiaulių arba 450 kJ. Šis atsakymas ir keliauja į atsakymų langelį. Lengvojo automobilio stabdžių sistema sudaryta iš stabdžių diskų, kurių bendra masė 9 kg, o jų savitoji šiluma 500 džiaulių į kilogramą padauginti iš laipsnių Celsijaus. Ir stabdymo kaladėlių, kurių bendramoji masė yra 2 kg. Kaladėlių medžiagos savitoji šiluma 600 džiaulių į kilogramą kart laipsnis Celsijaus. Automobilis, kurio masė 1000 kg, važiuoja 30 m/s greičiu ir staigiai stabdo, kol visiškai sustoja. Kiek laipsnių įkais stabdžių sistema? Laikykime, kad visa kinetinė energija virsta šiluma stabdžių sistemoje. Kurioje eilutėje užrašytas visas formulės reiktų panaudoti sprendžiant šį uždavinį? Galim iš karto atmesti paskutinį, nes yra LM formulė. Taip pat
Antra, kadangi yra QM. Ir net ir pirma, kadangi yra lambda m, nes mums čia užteks kinetinės energijos ir Q lygu Cm delta T. Apskaičiuokite, kiek laipsnių įkais stabdžių sistema. Taigi, visa kinetinė energija virsta šiluma. Kinetinė energija mv kvadratu iš 2 įsistatome vertes ir gaunam 450 kJ. Tai yra praeito uždavinio atsakymas. Stabdžių diskų šiluma Q lygu Cm delta T analogiškai ir kaladėlių Q lygu Cm delta T. Žinom, kad kinetinė energija yra šiluma ir šiuo atveju visa šiluma susidaro iš diskų šilumos ir kaladėlių šilumos. Įsistatom šių narių dešinės pusės, išsikeliam delta T prieš skliaustelius ir gauname skaitiklyje kinetinė energija, vardiklyje Cm ir Cm. Žinom, kad kinetinė energija yra 450 kJ, diskų masė 9 kg, savitoji šiluma 500 džiaulių kilogramą padauginta iš laipsnio Celsijaus, kaladėlių masė 2 kg, o savitoji šiluma 600 džiaulių į kilogramą padauginta iš laipsnio Celsijaus. Įsistatome šias vertes ir gaunam 79 laipsnius Celsijaus. Šis atsakymas ir keliauja į atsakymų langelį.